darbelis siuntų liftas. Tai pasižiūrim, kaip čia veikia ta sistema. Čia biškai yra ką veikti. Ir viską reikia daryti nuosekliai. Tai pirmą aš paleidžiu, kad jūs pasižiūrėtumėt, koks turi būti rezultatas. Nuresetinam ir paleidžiam jungiklį, čia paleidimas toksai, įjungiam, važiuoja siunta, tada kartu su liftu kyla į viršų. Ir tada šitas stūmoklis stūmė ten toliau į kažkokį rūšiavimo cechą ir taip toliau. Ir viskas istorija kartojasi. Tai reiškia, kad pasikartotų, tai pagauna sąlygą, kad siunta jau nulis, čia jos koordinatė, jinai nesimato, bet jinai nulis ir grįžta atgal tas cilindras. Tai tada viską tiesiog tarsi reset mygtukas spaudžiamas, tik paliekamas įjungtas ten programiškai paleidimas vienas. Ir viskas taip važiuoja. Dabar pasižiūrim, kaip čia kas padaryta. Einam į development ir pasižiūrim, žiūrėkite, kas yra. Tai mes turim stūmoklį ir lemputės L3, L4 fiksuoja kraštinės padėtis. Taip, va čia stūmoklis viršui, lemputės L1, L2 irgi fiksuoja kraštinės padėtis. Taip. Toliau yra, kas yra liftas, jis stovi čia. Ir čia paskaičiuojam, aišku, jūs kaip piešit, tai turėsit viską paskaičiuoti. Tai va čia pasižymėm pagalbinis stačiakampis, iš tikrųjų jis turi judėti 3,50 man ten gavosi tas atstumas, reikia gal nuo viršaus skaičiuoti. Tai pamatuojat savo atstumą lifto, kiek turi praeit, man gavosi 3,50. Lifto slideris koordinatės yra čia, taip. Liftui priskirta, tas rūdas liftui priskirta location vertical, taip, liftas kintamasis, reikšmės, čia jau reikia dėliot, kai pas jūs gali būti kitaip, nes galima biški kitaip viską užsukti, taip, kaip užsuksit. Tai čia lifto, taip, toliau mes turim siuntą, ta geltona, tai aš dabar spaudžiu ant siuntos ir čia du efektai, vertical ir horizontal, taip, kad galėtų judėti. Horizontal, X yra, o vertical yra Y, taip, ir čia vėl tie skaičiukai, reikia dėliot, kur čia jie juda, aukštyn, žemyn, viską žiūrėt, bandyt ir derint. Tai čia siunta. Dabar tas cilindras, jis turi kintamai C1. Taip, jam location horizontal. Man gavosi, kad 100 taškų, tai nereikėjo sliderio keisti reikšmės. Tai C1 šitas, taip, o dabar C2, va šitas stūmoklis. Jo biški kitaip, nes jis į kitą pusę eina. Taip, kintamasis C2 ir skaičiai jau kitaip. Nes eis iš kairės į dešinę. Taip, tai čia tada jau kitaip. Toliau, kas yra stūmoklį, tas slideris, liftas, čia kad judint liftą. Paleidimas, jeigu neveikia, tai galima sliderius judint. Ir aš čia išvedžiau savo X koordinatę, va čia grotelės. Tiesiog žiūrėt, kas darosi, taip, debuggingu išvedžiau C2, va čia koordinatę, šį čia taip, kad žiūrėt, kas darosi. Čia kartais sunku suprast, kiek tas kintamasis, kokia jo reikšmė ir tada visada išveskite per groteles. O čia savo dar pasidariau tokį virtualų kintamai value display discrete, taip, diskretinis 1,0 padariau būseną. Ir jeigu būsena yra 0, tai rašo right, kad cilindras juda į dešinę, o būsena 1, tai left rašo vietoj grotelių. Va čia taip, ir čia tiesiog galima stebėti, kokią derinant kodą. Taip, tai dabar jeigu aš paleisiu, nuresetinsiu ir paleidimas neįjungtas, taip, tai reiškia, skriptas tikrina kiekvieną sąlygą veikimo automatinio, if paleidimas lygų 1, and jau jūsų sąlygos. Tai čia jums savarankiškai jau reikia paderinti, aš jums tik parodau, biški užvest ant kelio. Ir dabar, kol paleidimas neįjungtas, galima tos sliderius judinti. Tai mes pirmą, taip, iki darant automatinį veikimą, turim pilnai padaryti, kad visi objektai judėtų tiek, kiek reikia, per tiek, kiek reikia taškų iš sliderių. Tai aš ką turiu liftą patikrinti, žiūrėkite. Paimu lifto sliderį,
va, nuo 0 iki 350. Jis man nueina, taip, viskas ok. Dabar stumokliai, C1, va, čia yra jo slideris, taip, va. Turi tą geltoną siuntą nustumti į šachtą lifto, taip. Dabar stumoklis C2, tai irgi turi, va, nustumti iki 100. Ir dar atkreipkite dėmesį, padariau skriptę, kad lemputės L1, L2, L3, L4 nepriklausomai nuo paleidimo. Tai reiškia, skriptas neįvertina. Įjungtas, išjungtas paleidimas, lemputės visada savo veikia. O veikia kaip? Skriptas tikrina, jeigu C2 yra 100, taip kraštinė padėtis, įjungia L2 lempą. Bet jeigu nėra C2 per else, jeigu C2 nėra 100, tai tada išjungia, va, aš tik biškį sumažinu, matot, ir išjungia. Tada skriptas sekantis blokas tikrina, jeigu stumoklis C2 yra 0, tada įjungti lempą, bet else, jeigu nėra 0, taip, išjungti lempą ir viskas, va, skriptas nuolat sukasi ir va, tikrina. Ir čia tas pats apačioj su apatiniu, jeigu 0, tai tada L3 įjungia, bet jį else L3 lygų 0 išjungia, taip, va, tik tą bloką. Ir ketvirtas blokas skripte apdoroja L4 lemputę. Kai pagauna, jeigu C1 yra 100, tai tada įjungia, else išjungia, taip, tai va. Taip, ir dabar liko mums patikrinti siuntą, kaip jinai juda. Tai va su X-os, va tai va juda, taip, X-o, kad jinai atvažiuotų į lifto šachtą, ant lifto užvažiuoja ir Y gali pakelt. Taip, va čia va kažkur, kur liftas stovės virš lifto, taip, ir tada jinai va galės nuvažiuoti vėl iki 0. Ir čia stebėm va savo visas koordinatės, taip, galit stebėti X išvesti, galit Y išvesti ir žiūrėti, kas darosi pas jūs, taip. Nu, va, tai dabar nuresetinam, tada įjungia automatiškai, ne, resetas, po reseto įjungia lemputės arba skriptas įjungia, nesvarbu. Taip, ir tada įjungiam ir viskas jau savaime, jau prieš tai suderinta, jau patikrinom, visur važiuoja, visur vyksta tas judėjimas, kaip priklauso. Nu, va, čia va tai left, matot, pasikeitė viršui, kai grįžta atgal. Ir aš matau, kad jo, tas skripto eilutės veikia, nes kartais čia užstringi, tai reikia savo tokį debugingą daryti, jeigu reikia. Va. Tai va, jums reikia padaryti tokį pat liftą, darykit viską pažingsniui, taip, pirmą mes ką, koks čia principas, mes visur pagal koordinatės, taip, tai reiškia, jeigu paleidimas yra 1, įjungtas, taip, ir tikrinam, ne, tarkim, pagal stumoklį. Stumoklis nėra dar 100, tai mes pliusuojam stumoklį ir to pačiu pliusuojam siuntą. Jinai atvažiuoja. Kai pagauna, kai Y yra 0, siunta dar apačioj. Ne, čia tu turbūt nereikia 0 gaudyti. Čia reikia gaudyti, jeigu X yra 100, siunta jau vietoj. Ne, ir Y yra mažiau siuntos koordinatė už 350, tai mes kartu pliusuojam ir liftą, ir siuntą. Ir jie kartu važiuoja, taip. Tada atvažiuoja čia tikrina. Jeigu Y jau 350, ne, tai tada šitas stumoklis jau žiūri, kad atvažiavo siunta, tai tada reikia X minusuot, kad jis į dešinę važiuotų, taip, nes jo 0 čia, tai mes va čia turim minusuot X. Tai mes minusuojam X ir to pačiu stumoklį pliusuojam, taip, tai tas pliusuojasi, X minusuojasi kartu. Ir tada tikrina, jeigu X jau 0, ar ten aš dariau mažiau už 50, jis užlindo va čia, va už tuo elemento, korpuso, taip, tai tada, kad stumoklis grįžtų. O šitas stumoklis automatiškai grįžta, jeigu Y yra didesnis už 0, taip, siuntos Y, tai reiškia, siunta jau pradėjo judėti į viršų, tai tada stumoklis gali po biškį grįžinėti. Tai tada stumoklis ką tikrina? Jeigu paleidimas įjungtas, jeigu Y daugiau už 0, siunta važiuoja ir C1 yra
daugiau už 0, tai mes tada C1 minusuojam. Ir jis tada važiuoja į dešinę. Tai vat atidirbkit kiekvieną žingsnį, pažingsniui, viską, neskubėkit visko aprašyti. Veiksmas po veiksmo, resetinat, tikrinat. Tai va, prašom daryt, sėkmės.